Dar visai neseniai apledėjusių Širvintų apylinkių žvyrkelį sudrebino sportinių automobilių gausmas. Čia vyko ralio sprinto OMP taurės antrasis etapas. Tiesa, organizatoriai planavo, jog antras etapas įvyks Trakuose, tačiau dėl nedidelio dalyvių skaičiaus ir pablogėjusios kelio dangos varžybos buvo perkeltos į Širvintų rajoną. Čia sportininkų laukia 3 greičio ruožai, kurie buvo važiuojami po 2 kartus. Apie šias varžybas po ralio pasikalbėjome su jų organizatoriumi Vygintu Šuminsku, kuris beje pats dalyvavo ralyje, tačiau neatlaikius technikai buvo priverstas iš jo pasitraukti. Pamenat atšilimas ir po to atšilimo labai Trakuose, ten daugiau atvirų vietų yra, keliai žvyrkeliai liko ir jie tos dangos ir neturėjo iki šiol. Žodžiu, daug labai žvyro buvo. Antras dalykas, kad mažokai yra dalyvių. O dalyviai tai yra mūsų sponsoriai, kad varžybos surengti. Kiek šiandien jų buvo? Užsiregistravę apie 30, bet visų neatvyko, gal 26 berods kokie buvo. Ja. Pats irgi dalyvavo varžybose, kaip sekėsi? Nekaip, dalyvavau jo, labai laukiau, labai norėjau žiemą. Nežinau, variklį tik tai susidėjęs buvau, nepratestavęs, vakar parvažiavau gal 30 km. 2 greičio ruožus, šiaip ne taip ir problema su varikliu. Tepalai užkaito, nežinau dėl ko ten labai smarkiai. O šiaip varžybos, ar skaitot, kad pavykusios? Šiaip tai reikėtų klausti sportininkų iš tikrųjų. Jie, nuo jų viskas kaip jiem, jeigu patinka, tai ir pavyko. Antras dalykas, kaip aš galiu pasakyti iš savo pusės, pavyko, jeigu nėra avarijų didelių, jeigu sužeistų nėra, tai yra, skaitau, pavykusios. Šiuose varžybose dalyviai varžėsi net 7 klasėse. Tiesa, kai kuriuose te buvo užregistruota po 1 ar 2 automobilius. VDST klasėje nugalėjo vienintelį joje važiavę Giedrius Grigas ir Agnė Lauciuvienė. Taip pat vienintelis dalyvis buvo ir AVD klasėje Remigijus Degutis ir Almantas Ročas su Audi Coupe. Visi kiti 4 varomais ratais važiavę sportininkai varžėsi AVD Plus klasėje. FVD klasėje Gintautas Šlepikas ir Jonas Pipiras su Honda Civic taip pat buvo vieninteliai dalyviai. Road klasėje dalyvavo 3 ekipažai – Rimgaudas ir Julius Kalvaičiai, kurie vairuodami Subaru Impreza VRX ir nugalėjo. Už jų liko Arnas ir Kristinas Puduliai, vairavę Renault Megane. Richardas Baubinas ir Irmantas Vazas su Subaru Impreza GT Turbo liko 3. FVD Sport klasėje, kur automobiliai buvo apauti dygliuotomis sportinėmis padangomis, greičiausias buvo SMS Kredit komanda atstovaujantis Tomas Stabingis su Dominiku Veršinsku. Šie vairavo 4-osios kartos Volkswagen Golf. Sekėsi tai, finišas pasiektas, tai yra didžiausias darbas po ilgo laiko iš tikrųjų, tai jau senai buvom finiše, bet taip viskas normaliai važiavom treniruočių režimu. Miškas, slidu, sąlygos reikėjo įvertinti visiems, daug mačiau irgi nebaigusių, tai taip iš tikrųjų labai patiko varžybos, greitai viskas įvyko, pravažiavom, taip smagiai. Trasa sniegas, ledas, bet nemažai yra vietų, tiesiog buvo vietų, kur atsidengia ir žvyras. Ar netrukdė tai važiuoti? Žvyro iš tikrųjų nemačiau, iš tikrųjų per daug. Buvo keletą vietų, bet tikrai nepasakyčiau, kad čia daugiau gal sniego per daug buvo, iš tikrųjų, kad būtų biški. Bet aišku, visiems sąlygos vienodos, iš tikrųjų reikia treniruotis ir kuo daugiau tokiais keliais. Tai bus rezultatas visiems. Renginys kaip ir pavykęs? Aš skaitau, kad tikrai mūsų komandai tikrai pavykęs visiems, visi finišą pasiekė ir aš galvoju tikrai aukštai būsim visi ir ganėtinai tikrai smagiai praleidom laiką. Antrieji šioje klasėje liko Vytautas Dusevičius ir Kęstutis Taškūnas, važiavę Volkswagen Golf. Tretieji čia buvo Aurimas Buteikis ir Donatas Palepšaitis, beje šis ekipažas turėjo išties gausią palaikymo komandą. Su bajeris. Dėjom į pusnį vienoje vietoj, nesusivaldžiau, kaip visą laiką. Kol prabundi, tai ir varžybos baigės, tai žodžiu, eilinį kartą. Aš šiaip, kaip prasvažiavo, šiaip ne taip, vis bėgėjom, viskas gerai, bet rezultatas tai prastas. O kaip trasa? Miške turbūt buvo gana sudėtingų vietų. Šiandien tai tikrai, kaip sako, žinai, mitai, bet tie mitai ištirpo, kai pats pabandžiau važiuoti nešvarę trasą, tai nieko gero tikrai. RVD Sport klasėje pirmieji buvo Remigijus Veikalas ir Adomas Rimša su BMW 316. Po jų finišavo SMS Kredit komandos ekipažas Giedrius Firantas ir Andrius Vekrikas. Tretieji buvo nuolatiniai ralio sprinto dalyviai Mindaugas Račkaitis ir Linas Andriunaitis su BMW 318. Trasoje pasirodė ir Mindaugas Varža. Tiesa, šį kartą sportininkas neskaitė stenogramos. Mindaugas sėdėjo piloto kėdėje. Fainai visai. 1,5 metų buvau nevairavęs.
taip kažkaip tai šturmanavimas, galvoju, reikia pasibandyti, kas čia gaunasi. Nu tai, aš pasibandžiau pirmam dopėje pusnį, kažkaip nesugebėjom atsikast, tai jau laukiam, kol, kaip sakant, baigėsi dopas. Tada išsitraukiam ir porą dopų dar paskutinių suvažiavom. Šiaip smagiai, nu taip, galima važiuoti. Forma atsigauna, tai bet reikia kilometrų. O kaip trasa miške tiesiog? Pagrindėgi buvo miškas. Labai slidu. Labai slidu. Su galų varoma mašina, tai labai slidu. Tai va, šiaip tai labai faini dopai. Tikrai super. Net keista, kad Vygis randa tokį. AVD Plus klasėje greičiausias buvo dar vienas SMS Kredit komandos narys Deividas Jocius ir Gediminas Žliūbas, kurie vairavo 9-ąją evoliuciją. Pasak Deivido Jociaus, tokios varžybos tampa puikiomis ir pakankamai sudėtingomis treniruotėmis prieš didžiuosius metų ralius. Tai viskas kaip ir pavyko pagal planą, tai tikiuosi, kad laimėjom. Viskas gerai, aišku, labai smagu buvo važiuoti, kai keliai nebuvo nuvalyti ir buvo visiškas sniegas ir jokio sukibimo, tai meistriškumo reikėjo šiek tiek parodyti, kad išsilaikyti ant kelio, nes rodė pavyzdys, kaip daugam nesisekė išsilaikyti čia, nes iš tikrųjų sukibimo mažai buvo, tai labai gerai, taip retai būna tokio kelio. Visgi tokie, galima sakyti, maži raliukai yra tikrai geros treniruotės prieš didžiuosius ralius. Na taip, tai iš tikrųjų tas mažas raliukas, tai gavosi apie 100 km greičio ruožų, tai toksai kaip ir Lietuvoje būna 95-100, tai pusę ralio normalaus pravažiavam. Tikros serviso zonos buvo, viskas tikri LK ir taip toliau, tai labai iš tikrųjų smagu buvo, kad vyksta tokie tie raliai ir iš tikrųjų važiuosim dažniau tokius, daryti treniruotės prieš rimtas varžybas. Antrasis po Deivido Jociaus liko Nerijaus Anužio ekipažas su Audi Coupe S2. Trečioji vieta atiteko Giedriui Notkui, važiavusiems su Dainiumi Alekna ir vairavusiems Subaru Impreza STI. Beje, šis ekipažas jau varžybų pradžioje padarė klaidų, kurios galbūt ir neleido pakilti aukščiau turnyrinėje lentelėje. Tačiau pasivažinėjimai už trasos ribų automobilio nesugadino, tiesiog prarastos brangios sekundės. Kaip sekėsi šiandien? Su nuotykiais. Kokiais? Teko išvažiuoti iš trasos ribų ir praleisti keletą minutėlių. Ar labai sulūžot? Kosmetiniai gedimukai. O šiaip kaip jūsų pasirodymas? Rezultatą nežinau. Važiavom treniruočių lygyje, bandėmės automobilį, tai kažkur padarėm klaidų. Bus matyti, kokie ten rezultatai. Na ir kaip jums ši miško trasa? Pirmą kartą važiuoju tokia danga. Labai slidu ir neklaus automobilis, dar pats nesu gerai jo susidraugavęs su to automobiliu, tai buvo ką veikti. Absoliučiai geriausias varžybų rezultatas priklauso Deividui Jociui, antras bendroje įskaitoje Remigijus Veikalas ir Adomas Rimša, tretieji Giedrius Firantas su Andriumi Vekriku. Po varžybų kalbėdami su Vygintu Šuminsku išsiaiškinome, kad trečiasis ralio sprinto etapas dabar vyks tik rudenį. Tačiau Vygis tvirtina, kad vasarą sulauksime dar vieno papildomo ralio. Pagal kalendorių trečias turėtų būti berods lapkričio ar spalio mėnesį. Bet čia kadangi darom su Autodyna kartu tą projektėlį, tai pasibendravę nusprendėm, kad vasarą darysim papildomą. Tai čia bus prieš 300 ežerų ralį savaitę ar 2 savaitės nuspręsim tą dalyką. Vasarinis bus tikrai. Taigi laukiame papildomo vasaros ralio ir dėl to, kad jis vyks prieš didžiasias 300 ežerų varžybas. Primename, kad Vygis prieš Hols Winter Rally taip pat surengė sprintą, kuris tapo gera treniruotė ne tik gausiam būriui Lietuvos sportininkų, bet ir svečiams iš kaimyninių šalių. Na, o dabar kelios akimirkos gražiausių ralio sprinto antrojo etapo varžybų momentų.